Mokėjau viešbutyje virš $5 už vieną buteliuką, o čia, kiek čia, 4. Ir štai, pavelnės, kai sunkaus skrydžio. Mes jau čia, tai kaip ir buvo tikėtasi, Dalase chaosas, nusileidom pusę valandos anksčiau, viskas normaliai. Ir beveik 40 minučių teko praleistam pakilimo takon, nes nebuvo vietos, kur išlaipinti keleivius, nes būtinai reikia, kadangi atskridom iš Meksikos, vis lėktuvas privalo praeiti muitinę. Tai bėgte visą laiką, tai atbėgom grinai tą pačią sekundę, kai mūsų grupė buvo jau laipinama į lėktuvą. Tai čia jau buvo pats didžiausias laimės dalykas, kad mums pavyko atskristi, nes pažiūrėjom, kad apie 700 skrydžių buvo atšaukta per šias 2 dienas. O ką reiškia technologijos šiais laikais? Sustreikuoja radarai, ryšys nutrūksta interneto ir viskas. Lėktuvai nebeskrenda arba visiškai nukrypsta nuo grafiko. Las Vegasas tai vienas iš nedaugelio pasaulio oro uostų, kur yra lošimo automatai. Tai reikia mums dabar pastatyti kelis $, ir laimėti kelionę namo, norėjau sakyti namo, kelionę į viešbutį. Jeigu, aišku, surasim kažkokį įdomesnį aparatą, kai yra žaidžiama, tai tu dėdi tik tai $, o kai laimi, tai tu jau laimi $. Nenori? Nori. Muzikėlė yra iš karto. Pasisekė, bonus raundą gavom. Delta Airlines Flight 2794 with service to Cincinnati is in the line point process. D39. All customers to be on board this time. Na, ganėtinai ilgas bonus raundas, laimėjimas kol kas neįspūdingas. Nu ką, uždirbom $60 ir užteks. Svarbiausia žinoti, kada yra nueiti. Tai va, laimėjus cielą $60, laikas ieškoti transporto į viešbutį. Las Vegasas neturi nei metro, nei traukinio. Turi traukinį, bet jisai nevažiuoja iki oro uosto, jisai iš vis bereikšmis, kaip sakant, už visų pagrindinių kazino kitoje pusėje. Kažkada buvo planai davesti iki pat Harry Reido International oro uostą, bet taip ir doleriai baigėsi, atėjo krizė ir niekas nebevedė bėgių. Tai susiekimas toks, kad su autobusais ganėtinai nepatogu, reikia važiuoti per 2 autobusus. Tada yra vietiniai taksi, užfiksuota kaina nuveš jūs iki jūsų viešbučio, reiks palikti arbatpinigį ir tada liftas ar kaip jis vadinasi?
Lyft ir Uberis. Ir priklausomai nuo paros laiko, nuo užimtumo kainos skiriasi, tai būtinai reikia pasižiūrėti abu, kuris bus pigesnis. Ir išėjus tada, priklausys iš kur atskrendat, sekti išėjimo ženklus ir tada bus Uber ir Lyft pick-up. Lyftas Uberis, tada jau perėjus tiltą per visą kelią nusileisti iki Valeto parkingo. Kadangi mes esam labai blogų laikų atskridę, šeštadienio vakaras, 10 vakaro, tai kaina $25 Lyfto, o Uberis 19,90. Plius, aišku, arbatą reikės palikti dar, bet tai skirtumas vis tiek yra. Tai va, visada pasitikrinkit, kuris yra pigesnis. Gražus senovinis liftas. Šiaip visas viešbutis tai Rio de Janeiro stiliumi. Senas, teminis, bet ganėtinai gražus. Ledų aparatas. Čia turbūt vienintelis nemokamas dalykas, ką galima gauti viešbučiuose Las Vegase, tai ledų. $16.02. Gavome šitą kambarį už tai, kad į pasą įdėjome $10. Nes, kaip sakant, Las Vegase netepsi nevažiuosi. Jeigu nori gauti kažką gražesnio, geresnio, tai visada turi duoti tipsų. Lova didelė. Na ir aišku, tie senoviniai jungtukai. Ir patys geriausi amerikietiški dušai. Neįsivaizduoju, kaip jie su jais maudosi. Na, amžiaus tikrai matęs. Viešbutėlis, bet jau kažkurie aukštai yra atnaujinti. Tai jeigu ekstra susimoki, gauni geresnį dar aukštą. Bet jau ten ir nepadės, nei $10, nei $20. Labas rytas. Šaušo graži diena. Šiandien žada 3,5, kaip. Rudenį čia nebėra daugiau, nebe 40, ne 45. Tai reikia važiuoti apsiprekinti. Nes nuėjau į apačią buteliukas vandens $5.40. Tai jo, jeigu pirksi daug, tai jau tikrai smagumėlis. Kai kuriuose viešbučiuose yra tie filtrai pas stacionarus, gali įsipilti ant vandens. Šitame dėja nėra. Na ir šiaip, kai toks biznis už vandenį, tai kur čia bus. O ką, šiandien pasivažinėsim su viešuoju transportu. Pažiūrėsim, kiek kainuoja bilietas. Nežinau dar, ar pirksim 3 dienų ar dienos. Reikia pasiskaičiuoti, kiek mes čia važinėsimės dar. Pirmasis ryto džiaugsmas. 4 liftai, veikia 1. Žmonių milijonas. Daug kas nori jau išsičekinti. Laukia po 20 minučių, kad liftas atvažiuotų. Tai teks eiti kažko. Gerai, kad 16 aukštas ir kad į apačią. Nes jeigu reikėtų 16 aukštą ir viršų, tai būtų tikrai smagumėlis. Visai kitoks karštis nei Meksikoje. Taip sausa. Pražaudu 28. Net nelabai pasakysi, kad 28. Atrodo, to kokia 20, net, kad tik saulė ganėtinai karšta. Nu jo, viešbučio minusas tikrai didelis ryte. Jeigu nori greitai nusileisti arba turi judėjimo negalią arba šiaip su lagaminais, tai tikrai jau nepribėgios čia laiptas, nekalbant, kad jeigu reikia į viršų užbėgti. Nu jau autobuse nusipirkom online bilietą, tai pasiskaičiavom, kad mums labiau apsimoka pirkti dienos pasą negu 3 dienų, nes neišvažinėtume niekaip.
doleriai vienos dienos pasas Peru ir vėl per Uber Apps'ą viskas vyksta. Vaikščiojančių žmonių tai labai mažai. Vienas kitas nebent turistas, nes vis tiek temperatūra didelė ir staigiai pradeda kilti. Tai visi stengiasi mašinom važinėtis arba su Uberiais, arba šiaip taksi važiuoja apsiprekinti. Mūsų ta mėlyna parduotuvė, į kurią mums reikia eiti. Šitą parduotuvę, tai iš filmų turbūt visi žinom. Walmartas. Visko yra. Tai užkandžių, salatėlių. Panašiai kaip ir mūsų Maxima. Tai gal net asortimentas įvairesnis. Nes man kaip ir reikėtų kietojo disko, nes užmiršau atsivežti. Aš stengiuosi filmuoti su aukštesnė raiška. Šis eksperimentuoja aš dabar su tais nustatymais. Tai kartais vaizdas gaunasi geresnis, kartais blogesnis. Tai bandysiu susirasti nešiojamą kietąjį diską. Kaip ir rašė, kad turėtų šį čia būti. Nežinau, bet karštis tai padidėjo labai stipriai. Tai net nežinau, gal teks jau grįžti ir su taksi, jeigu daug prisipirksime, nes autobuso stotelė, kai išleido, tai mums liko dar 18 minučių peškom eiti iki parduotuvės. Tai nežinau, jeigu daug prisipirksim, tai nelabai jau pareisim. Nu jo, didesnė negu galvoju. Ten dar užsisuka. Eilės. Čia dar buvo vienas, atsimenu, juokas, rodė 10 metų, Šakilas Anyvas atėjo į Walmartą, prisiprekino labai daug ir jo kortelę bankas net užblokavo, nes galvojo, kaip galima už tokią sumą Walmart'e apsiprekinti. Tai skambino, kad ten atblokuotų. O ką, jisai su pinigų turėjo, važiavus, galvojo, būt atrodo tenais. Iš naujo remontą padaryti. Vaikų vežimėlių galima nusipirkti. Kėdučių. Jo, pilni skyriai elektronikos, kompiuterių, televizorių. Tikrai nesitikėjau, kad čia tiek visko bus. Not yet? You're good? Yeah, I'm good, thanks. Įsivaizduoju, kur man to kietojo disko čia ieškoti dabar. Ar čia nelabai mėgstu su tais filmavimais. Nežinau, kaip reiks dar įsifilmuoti normaliai kazino video, kai norėsiu kažką parodyti, nes ten tai išvis griežtai kazino niekas nemėgsta tų filmavimų. Pavyko, aišku, talpa nedidelė. Nu, kaina tai nebuvo labai jau gera. 90... Nefokusuoju visai. Tai 102,96 doleriais. Už 1 terabaitą, nu, bet nebėra ką daryti. Laptopas pilnas. Tai yra kaip yra jau. Nu, toliau ką reikia apsiprekinti. Grįžti atgal į viešbutį. Nežinau, gal bandyti kokį pusvalandį nusnausti, kad atgauti jėgas, nes vakar dar buvom išėję į miestą pasižiūrėti 6-dieninį Las Vegaso centrą, tai nu jau tikrai veiksmas vyksta, tai kol grįžom, kol atsigulėm, ryte vėl kažkaip dėl to laiko juostų kaitaliojimo anksti atsikėlėm, tai reikia pasistengti sveikatą pasaugoti, kad vėl neatkristų. Juokas juokais, bet kai šiandien mokėjau viešbutyje virš 5 dolerių už vieną buteliuką, o čia, kiek čia, 40 vienetų, už 5,47. Tai va čia būtų numeris 1 patarimas. Tik atvykus, važiuokit apsiprekinti toliau nuo stripo ir būtinai nusipirkit vandens. Nes yra net viešbučių ar parduotuvėlių šalia viešbučių, kur už vandenį gali tekti sumokėti ir 8 dolerius už buteliuką. Tai
Reikia skaičiuoti, būtinai būna tyčia, nes kitaip piniginė greitai paplanės ir ne vieno žaidimo slots machines. Kitas dalykas, ką dar labai rekomenduočiau, tai vytintą jautieną. Šitos firmos ir kaina nėra dar palyginus kosminė, nes pakelis dabar, jūs suprantate, $8 gaunu šitoj parduotuvėj. Ir jos pliusas, kad atidarius jos nereikia lankyti šaldytuve, tai labai geras užkandis. Nes jeigu reikės eiti valgyti per dieną po 3 kartus restoranuose, tai sąskaitos irgi bus kosminės, o vien gyventi ant greito maisto irgi neišeitis. Prieš akis matome 2 priešus. MGM Corporation po dešinę ranką ir po kairę ranką Caesar Palace. Tai šitie 2 milžinai valdo visą strip gatvę, strip alėją. Įspūdingi pastatai. Milžiniški langai. Ir labai įdomi, kad atrodo, kad jeigu tu išsinuomai viešbučio kambarį, kad vienas langas yra tavo visas aukštas. Bet kad padidinti pastato erdvę, pastato masiškumą, jie pasirinko didelius labai langus, o iš tikrųjų į vieną langą tilpo 3 viešbučio kambariai. Yra patys prabangiausi Las Vegaso kazino ir patys didžiausi priešai. Labas rytas, sveikinuosi šiandien iš Pilies. Arbatėnų Pilies bokštą. Šiandien perėjom į kitą viešbutį, susirinkom lagaminus, užsisakėm Uberį, nes pasižiūrėjom valandą laiko eiti su viršum, autobusai nelabai ten važiuoja, vis tiek iki autobuso, kad eiti nemažas kelias ir su autobusu pavažiuoja 2 stotelės, tai labai neverta. O dėl ko keitėm viešbutį, nes savaitgalį, penktadienį, šeštadienį naktį, kainos Las Vegas yra labai didelės, tai mums gavosi pigiau pernakvoti tame viešbutyje, kur buvom Rio, ir tada darbo dienomis pereiti į kitą viešbutį. Virš manęs yra mažas traukinukas, kuris jungia 3 viešbučių Excaliburą, Luxorą ir Mandel Bay. Visiškai nemokamas, galima jo naudotis, bet karštą vasaros dieną galima tiesiog pereiti ir po žemę, nes visi viešbučiai yra sujungti tuneliu. Kaip aš vertinčiau viešbutį, kuriame mes nakvojam? Turbūt duočiau 8, nes vakar irgi ėjom vakare iš miesto, kelias apie pusę valandos nuo Caesar Palace, nuo centrinės Las Vegaso dalies. Ir ganėtinai nesaugiai jautiesi, nes daug benamių miega, šiaip tokių visokių valkatų vaikšto, viešbučio kambarys. Ganėtinai matęs gyvenimas, senas, bet didelis, erdvus, tai viskas, ko reikia. Kazino pats, sakyčiau, kad trūksta kažkokių aparatų gausos, pasirinkimo. Excaliburas irgi ne pats geriausias viešbutis, atsiliepimai blogi, bet kaip ir minėjau, $20 į kortelę, į pasą ir tada jūs garantuoti, kad gausit geresnį kambarį. Gavom numerį 10 aukštą. Vonia, o iškart dušas ir gerasis amerikoniškas. Yra kaip yra, čia su jais kitaip nebus jau. Atskiros lovos, nebus per karšta. Naujas televizorius, kambariai sakė visiškai atnaujinti šį sezoną. Nepavyko įduoti $20, nes pasidarė jau self-check-iną. Taip pat turi prisiregistruoti per kompiuterinę sistemą ir paskiria jau automatiškai kompiuteris numerį, bet vaizdas tai tikrai jau geras. Strip alėja. Priešais New York viešbutis, MGM'as.
Prisiregistravom anksčiau, nes daiktų labai daug. Kad nesinešioti. Tai $20 plus taksai ankstesnis prisiregistravimas. Bet turbūt, kad šaldytuvas, va. Nors tas kažkiek gerai. Bet seifo nėra. Jo. Seifo nėra jau. Nu, ką padarysi. Šiaip Las Vegase labai gerai, kai yra seifas. Ir vis dėlto pamelavau. Yra seifas tokioj labai nematytoj vietoje su spec mechanizmu sukurtu. Aš toks nemažas. Bet užrakintas kažkodėl. Žiūrėsim, ar jis atsirakins, ar reiks kviestis apsaugą jau, kad atrakintų.